Ir labai ačiū už pakvietimą dalyvauti šiame gražiame renginyje. Tikrai labai džiaugiuosi, būdama savo tėvelio gimtajame krašte. Čia už 12 km yra Uliūnai, mano kaimas. Na ir noriu šiandien irgi taip ne tiek moksliškai, bet galbūt populiariau papasakoti apie sutartines, jų situaciją. Ir pradėti turbūt reikėtų nuo to, kad daugelis ir tyrinėtojų, ir folkloristų, ir šiaip folklorą mylinčių žmonių norėtų, kad sutartinės būtų paplitusios visoje Lietuvoje, nes apie tai esama ir tam tikrų užuominų. Simonas Stanevičius ir Simonas Daukantas yra trumpai užsiminę ir Daukantas mini tokį senelį Kiauleikį 125 metų, kuris prisimena sutartines ir taip toliau. Yra tokių užuominų, kurios liktai prieštarautų tai sutartinių paplitimo Aukštaitijoje teorijai. Tačiau vis tiek, sakant, nepaisant tų pavienių tam tikrų paminėjimų, galima matyti aiškiai, kad visas sutartinių masyvas yra Aukštaitijoje. Štai matom tą visą plotą užbrūkšniuotą. Ir dar pagal tam tikras muzikinės ypatybes galima skirti 4 tokias skirtingas teritorijas. Pačioj šiaurėje, čia apie Biržus ir Kretingos apylinkėse, paplitusios tokios pačios, sakytumėm, šiurkščiausios, grubiausios, gal pagal skambesį tokiems europiečiams pripratusiems prie darnos, prie harmonijos, atrodytų tokios netikėtos labai, gal net negražiai kai kuriems skambančios. Na, o kaip priešprieša didžiausia, tai būtų apie Švenčionį Ignaliną paplitusios tokios lyriškos, visai kitokios, labiau primenančios dainas, ištisinės dainas. Na, žinoma, kad tos sutartinės gerokai skiriasi ir pagal giedojimo būdus. Aš čia dabar konkrečiai nedetalizuosiu, neaiškinsiu visko, tačiau galima matyti pagal skirtingus ženkliukus, kad kai kur paplitusios galbūt trejinės, kai kur dvejinės, keturinės, vienos šokamos, kitos nešokamos ir taip toliau. Žodžiu, nežiūrint to, kad pats jau paplitimo plotas nėra labai didelis, bet dar ir viduje labai daug tokių vidinių vietinių skirtumų. Na, kadangi aš pati daug metų bandau įminti sutartinių įvairiausias mįsles, viena iš tų mįslių yra sutartinio kilmė, kuri nėra taip lengvai atsekama, kaip tarkim archeologai gali, apie ką kalbėjo Vykintas, atsekti kai kurių archeologinių radinių paplitimą, kelius, tam tikras migracijas, datuoti tiksliai. Tai etnomuzikologam yra žymiai sudėtingiau, tačiau viena iš tokių teorijų, kuri yra daugelio priimta, tai yra, kad sutartinės galimai gali būti siejamos su sėliais, su sėlių kultūriniu palikimu. Na, kaip žinom, pati sėlių teritorijos riba nėra iki galo išsiaiškinta, tiek kalbininkų, tiek archeologų yra įvairiausių paklaidų teorijose. Tačiau šiaip ar taip galima teigti, kad Biržai ir Biržų apylinkės, einant šiek tiek į rytus ir pietus, išlaikė tos pačius bruožus. Tai yra, kad toje teritorijoje gyvuoja labiausiai sinkretinius bruožus išsaugojusios sutartinės. Jos yra ir šokamos dauguma jų. Ir čia gyvuoja visi archaiškiausi pučiamieji instrumentai, tai yra skudučiai, daudytės, kurios turi tik tai natūralų garsailį, negali išgauti bet kokių garsų. Penktastygės kanklės, taip pat ragai. Ir, kaip minėjau, ypač svarbus tas sinkretinis ryšys. Na, apie šią teritoriją jau kalbėjo šiek tiek Loretas Sungailienė savo pranešime. Ir ta sėlių teorija patvirtina ir žymus Latvių etnomuzikologas Martin Žboiko, kuris yra parašęs straipsnį Sutartinių pėdsakai Latvijai ir teigia, kad būtent Sėlijoje tam tikrose vietovėse Sauka Varna Mariel Vardė ir Lėsciems yra aptikęs muzikinių kūrinių,
kurie pagal sąskambius yra artimi sutartiniams. Tai nežinau, ar man dabar pavyks kažkaip tai tą pavyzdėlį parodyti, čia man žadėjo pagelbėti, bet nematau gelbėtojo. Ateina gelbėtojas. Ateina. Viena čia va. Jo, dar tam. Tai čia kaip dėsite, rotą šauna latvių merginų dainavimą, tokį labai skardų, pagrįstą sekundiniais sąskambiais, čia merginos dainuodavo pavasarį. Gerai, gal neturime daug laiko klausyti, tai bent jau susidarė įspūdį, kad tikrai panašu į sutartines. Na, galbūt jau spėjote ir perskaityti kai kurias Boiko mintis, tai aš tik tai trumpai referuosiu, kad žinoma, kad, kaip aš jau sakiau, mes konkrečiai negalime dabartinių kultūros reiškinių susijęti su viena ar kita senąja gentimi, bet šiaip ar taip, kad su sėlio kultūriniu palikimu sutartinės galėjo būti sietinos. Ir tai rodo ir sutartinių, ir latvių panašus pavyzdžiai. Na, labai daug pačiai man mįslių kelia ta minėta mano kitokia, visiškai priešinga teritorija. Tai yra Švenčionių Ignalinos rajonai, šiek tiek dar į Zarasus nusitęsia, kur visiškai kitoks mąstymas, nieko bendro nėra su tokiu šokinėjimu nuo garso prie garso, vadinamu kudakavimu. Nėra šitoje teritorijoje jokių tų minėtų instrumentų, nei kanklių, nei daudyčių, nei ragų, nei skudučių. Yra visai kitoks toks dainingasis pradas. Ir tada kažkaip tai norisi tą teritoriją identifikuoti, susijęti su kažkokiu kultūriniu palikimu. Na, kol kas čia galima išvelgti, kad čia yra Naišos žemė, bet tai yra šiek tiek prieštaraujantis dalykai, sėlių gentis ir Naišos žemė, kaip sakant, skirtingi vardikliai, bet kol kas aš kitokio paaiškinimo, gentinio kažkokio pagrindo šitai teritorijai nerandu. Na, bet šiandien yra ne tas tikslas įsivelti į tokias labai sudėtingas genezės problemas, o mes tiesiog eikim prie pačių sutartinių. Ir labai džiugu, kad kaip tik sutartinio Kolumbų laikyčiau tikrą aukštaitį nuo Biržų, tai yra kunigą, kanauninką, poetą, vertėją Adolfą Sabaliauską, Žaliarūtą, kuris daugiau kaip prieš 100 metų, 1904 metais, teigė, kad jos sutartinės gyvus lietuvių kompozitorių neišdžiustas šaltinis tonų veikalams, kurie lietuvių tuščią gilumai sujudins ir lietuvio būdą nemirštančių užlaikys. Ir ne vien lietuvio tuščią užlies, bet ir svetimtaučio, kurs jaučia tikrą gražumą. Na, atrodytų pasakyti tokie pranašiški žodžiai ir viskas nuo to laiko galėjo ir eiti, taip kaip sviestu patepta sklandžiai. Tačiau išaiškėjo, kad ir tuo metu, jau 20 amžiaus pradžioje, tuo metu kultūrininkai anaiptol nepripažino sutartinių kaip vertybės, o daugelis jų net iš viso nežinojo. Labai gaila, kad, pavyzdžiui, sutartinių tikrai nežinojo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Manau, kad turint mintyje visą Čiurlionio tokį į mistiką linkusi būdą, kad jam būtų padarę galbūt didžiulį įspūdį ir galbūt ir visai jo kūrybai. Įdomu, kad į Sabaliausko parašytą laišką tuo metu kompozitoriui Česlovui Sasnauskui, Sasnauskas atsakė, kad tik krokodilas gali dainuoti lygiagrečiomis sekundomis, tai ne lietuvis. Tai įsivaizduokit, tai, ką mes dabar laikom didžiausią vertybę, lietuvių tarsi tokia vizitinė kortelė, tai tuo metu buvo pasakyti tokie žodžiai.
Aišku, tada kito visa muzika, kultūra, romantizmas, chorai, chorų visas judėjimas, naujalio vargonininkų mokykla ir taip toliau. Suprantama, kad aplinka buvo jau visiškai kitokia ir nenuostabu, kad štai Sabaliausko atrastas sutartines taip įvertino. Taip pat tik tai norėjau priminti Sabaliausko nuopelnus, kad jisai kartu su suomių mokslininku Augustu Robertuniemi išleido rinkinį Lietuvių dainos ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje, Helsinkyje, ir dėl to iš karto buvo didžiulė tarptautinė sklaida. Na, o paskui 16 metais išleido atskirą tų giesmių gaidų rinkinį. Na ir dabar truputėlį noriu tiesiog perbėgti per atskiras vietovės, atskirus kraštus, kur tos sutartinės nuo senų laikų iki šiol labai, kaip sakant, perimamos iš kartos į kartą, plėtojamos ir populiarinamos. Tai Biržų kraštui labai nusipelnė Sabaliausko dėdė ir pusbrolis. Tai dėdė Mykolas Paliulis, o pusbrolis Stasys Paliulis, kur toje šeimoje būdavo visada skutučiuojama, dainuojama. Čia Stasio Paliulio visa veikla, kuris visur, kur bebūtų, ar skautų stovyklose, ar dar kažkur mokydavo visada pūsti ragus ir skutučiuoti. Štai Kupiškio krašte, kaip žinom, tiesiog to krašto šviesuomenė tai buvo Glemžų šeima. Ir matom Oną Glemžienę, Domicelę Šlapevienę, kurios suėjusios draugėn tiesiog nusprendė gaivinti įvairius senuosius papročius, grįžo prie nuometų, pradėjo giedoti sutartines ir taip prisidėjo prie žymaus spektaklio Kupiškėnų vestuvės. Štai mes matom senąją nuotrauką. Duktė Stefanija Glemžaitė dar buvo sukūrusi savo tokią būrelį giedotojų. Dar Kupiškio krašte atsirado kita grupė Šimonių. Tai Ona Kairytė subūrė vietinės moteriškes, kad būtent puoselėtų to krašto sutartines. Na, jos truputėlį nukrypo nuo tradicijos, bet jau čia kita kalba. Ir taip pat labai nusipelnė Vilnietė bibliotekininkė Jonė Žebrytė, kuri mokė Puponių ansamblyje sutartinio. Na ir dabar labai aktyviai veikia Kupiškio folklorinis ansamblis Kupkėmis, kuriam vadovauja Alma Pustovaitienė. Kaip žinot, jie yra irgi restauravę Kupiškėnų senovinės vestuvės. Rokiškio kraštas vėlgi atskira istorija. Čia galima atsekti net 7 sutartinininkų kartas. Štai pirmosios sutartinės buvo užrašytos iš Elenos Zaukienės, tada jos dukra Zaukaitė Kuzavinienė įrašė daug sutartinių fonografą. Na ir Vilniuje gyvenanti Edita Meškotienė, štai su savo mama ir su dukra Gėliūne, įrašė irgi nemažai sutartinių ir toliau tą tradiciją Meškotienė perdavė Sadaujos ansambliui, dar mokė vaikų ansamblių Šilelis ir taip toliau. Štai matom viename renginyje. Ukmergės kraštas. Ukmergės kraštas ypatingai turtingas, čia buvo užrašytos net 3 sutartinių giedotojų grupės – Vidiškių, Tatkūnų ir Užulinio. Įdomu, kad šiame krašte Latvijos etnografas Vilikalė Kuznecov užrašė apie 60 sutartinių tekstų. Kaip matot, laikas labai ankstyvas. Ir perdavė šitos tekstus Rusijos geografijos draugijai į archyvų Sankt Peterburge. Iki šiol mes tų tekstų neatgaunam. Važiu, kadangi nutrūko dabar ryšiai, tai reikės kažkaip tai bandyti, gal po kiek laiko situacijai pasakyti. Na, čia matom Užulinio giedotojų grupę. Čia įrašo metu. Ir čia labai įdomus irgi toks sutapimas buvo, čia reikėtų padėkoti Vilmai Sabaliauskienei Mulevičiūtei, kuri atrado anūkę Užulinio giedotojų grupės giesmininkės Mortos Jasiukonienės. Aš tik tai neatsiminiau pavardės, tai prašysiu Mildos, tai yra Vilmos patikslinti. Žodžiu, šita močiutė šiomis dienomis
puikiai prisiminė vieną iš sutartinių kažkada girdėtų vaikystėje. Tai rodo dar, kad žmonėms tai yra svarbu, kad jie tikrai brangina tą atmintį. Zarasų kraštas. Kažkada XIX amžiaus viduryje 78 sutartines, tai tik tekstus, užrašė kalbininkas kunigas Mykolas Miežinės. Kaip matom iš tų tekstų, kad čia tikrai buvo tiesiog sutartinių klestėjimo laikotarpis. Tekstai labai ilgi, labai išplėtoti. Ir prie kai kurių jų yra nurodyta užrašymo vieta nuo Zarasų. Na, o viena iš to krašto sutartinių giedėtojų buvo Emilija Kasinskienė, gimusi Antalieptėje ir gyvenimo pabaigoje ji gyveno Salake. Ir man labai buvo toks netikėtumas didelis, kada Vilniaus toksai jau kunigų bežadantis tapti bičiulis Paulius Zobė, man staiga skambina, sako, tu žinai, aš zakristijoje radau tos Emilijos Kasinskienės nuotrauką. Štai va, matot, kokioj garbingoj vietoj stovi staiga ta nuotrauka ir po nuotrauką parašyta. Tautosakos rinkėjas Juozas Būga Salake iš Kasinskienės 39 metais įrašė 80 dainų, keturinių ir raudų. Tai irgi rodo kažkokią ypatingą pagarbą šitai sutartinių, keturinių šiuo atveju puoselėtojai. Švenčionių kraštas, tai va čia tas kraštas, kur labai mistingas ir kur netgi tos giesmės net nevadinamos yra sutartinėmis. Jas čia vadina Cutelas, Dabiluciai, Keturinės, Parudinės. Tai čia pavienės dainininkės, kurios prisiminė dar 20 amžiaus pabaigoje po keletą sutartinių. Na ir ypatingai mes dėkingi Lazdinių Adutiškio etnografiniam ansambliui, kur daug metų iki šiol gieda sutartinės. Na, o dabar jau pereinu prie atgimimo miestuose, nuo kurio po truputį ir prasidėjo sutartinio toks išėjimas į platumas, iš Aukštaitijos į visą Lietuvą ir plačiau. Tai paprastai atgimimas siejamas su 68 metų Lietuvių folkloro teatro pirmojo pasirodymu ir tada pasirodė profesorės Jadvygos Čiurlionytės labai graži recenzija, kuri džiaugiasi, kad sutartinės pasirėdžiusios naujais rūbais, žodžiu, pasirodė vėl mūsų gyvenime. Tačiau įdomu, kad visiškai neseniai Veronika Povilionienė man šitą faktą paneigė, patikslindama, kad jau 66-67 metais kažkada važiuojant autobusu su choru, jos ten kelios pradėjo giedoti autobuse sutartines, tada nusprendė Vilnių rinktis ir tų pačių metų, tik tai ankstyvesnį laiką, žiemą kažkada įvyko Vydūno minėjimas universitete ir jau jos pasirodė su ta grupelė anksčiau negu Mataičio šitas įvykis, bet aišku, jis buvo pastebėtas ir aptartas spaudoje. Na ir čia galiu parodyti 85, o galbūt 6 metų skelbimėlį meno mokykloje, Čiurlionio mokykloje, kur mes jau pradėjom daryti tokius sutartinių vakarus visuomeniai, kur dalyvaudavo daug ansamblių visokiausių. Na ir dabar tiesiog net sunku aprėpti, kas darosi visoje Lietuvoje. Aišku, daugybė renginių vyksta Aukštaitijoje, pačioje čia matom tokias gražias sutartinių mokymo stovyklas. Įvairiausių mokymų atsiranda ir Rugiaveidės, ir mano, ir grupės Kadujo, ir sutartinių klubas Kaune susikūrė, ir Kūlgrinda įkūrė sutartinių giedojimo mokyklą Vilniui. Paskutiniu metu kūrėsi tokie sutartinių ratai. Tie ratai jau ne tik Aukštaitijoje, ne tik Vilniui, bet ir Klaipėdoje, ir Žemaitijoje, ir žodžiu visur. Atsiranda atskiras toks reiškinys, kaip Lauritos Peleniūtės pramočių giesmės. Sutartinių mankšta su Agota Zdanavičiūte. Žodžiu, įvairiausi tokie reiškiniai, kurių net negalėjom kažkada tikėtis prieš kažkiek tai metų. Na, o pačioje Aukštaitijoje vyksta puikiai Aukštaitijos sutartinių šventė Sutarliela, kurios iniciatorė yra Alma Puskavaitinė. Ji vyksta kas metus kitoje vietoje.
Kauno rajono Jolanta Varnytė sugalvojo tokius renginius jaukiuose kažkokiuose bažnytėlėse, dažniausiai medinėse, tokią vietinę šventę, bet į ją kviečiami dalyvauti įvairius ansambliai iš įvairių vietų. Per Skambakanklius festivalį tarptautinį Vilniuje atsiranda vis naujų kažkokių tai renginių. Štai vienas jų yra Sutartinių takas, kur irgi nusidriekia arba per Senamiestį, arba Bernardinų sode. Jaunimo labai gražios iniciatyvos. Štai buvo sukurtas toksai projektas, kad visi susivienyje įrašo, žodžiu, sutartinės gabaliuką, Dėjūtą kalnelį ir tada, žodžiu, tarsi sutartinai ir Lietuvoje, ir netgi užsienio lietuviai gieda tą sutartinę. Įvairiausi projektai, ir vienadieniai, ir tęstiniai, sutartinės siejamos su vizualiaisiais menais, su kitų tautų įvairiom apraiškom, štai su flamenko, su arabišku tokiu mugamu, su indų muzika. Sutartinių dabar mokoma yra ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Erasmus studentai mokosi. Na ir labai svarbu tai, kad pastaruoju metu sutartinės tampa ne tik koncertų dalimi, bet tarsi vėl grįžta į bendruomenes, tampa tokių socialinių reiškinių. Tai pavyzdžiui, Sudara rengia tokius vakarus Antakalnio bendruomeniai, Kauno miesto muziejuje galima matyti tokį sutartinių vakarėlį, kurį irgi kviečiama visa bendruomenė, tokia ir patyrė, ir nepatyrė toje srityje. Kaip matot, va čia laukiame visi, tiek choro ansamblių nariai, tiek negirdėję ir nedainavę. Na, irgi pagerbent šitą reiškinį valstybės mastu buvo išleista moneta. Atsiranda netgi tokie moterų arba šeimų sambūriai, kur irgi koncertinė veikla jiems nėra svarbi, tai yra daugiau savo tapatybės toks ieškojimas, bendrystės forma. Na ir aš tik tai vėl pati dalyvaudama visame tame judėjime ir stebėdama truputėlį iš šono, kiek tai įmanoma, bandau vis dėlto savo pačiai susidėlioti, kiek tai yra gerai, o dėl ko reikėtų galbūt nuogąstauti, kad jau prarandama per daug. Gerai, bet neblogai, kad paklausai. Tai, žodžiu, kad vis dėlto šitaip smarkiai populiarėjant toms sutartinėms ir tampant jau tikrai visos Lietuvos tokia savastimi ir kultūros dalimi, vis dėlto labai nesinorėtų prarasti ir to aukštaitiško prado. Aš dabar apie tai nekalbėjau, bet be galo svarbu yra tų žodžių sutartinių artikuliavimas, tas aukštaitiškas tikrai. Žodžiu, vienaip yra giedama Kupišky, apie Biržus, kitaip visiškai nuo tarmės priklauso tam tikrų garsų užtęsimai, pagreitinimai ir taip toliau. Viduje, kaip atrodytų, kad sutartinės labai ritmiškos yra, bet viduje pagal tą tarmę viskas labai pulsuoja, vieni garsai ilgesni, kiti trumpesni. Žodžiu, dainuojant tik tai tokiais būriais, tik masiškai, kaip vyksta dažnai šventės, ir mes labai džiaugiamės, kad sutartinės gyvuoja, tarkim, ir per Rasos šventę, ir per Jorinę, dar kitokių metų. Tiesiog, kad neprarastų tų prigimtinių savybių, kurios ir daro tas sutartinės išskirtinėmis, kurios ir tą tokį dvasinį kažkokį ryšį sukuria tarp tų nedidelių kolektyvų. Ir galima netgi pavadinti ir tą reiškinį čia remiantis užsienio tyrinėtojais, kad tame mažame būrelyje tai yra ne tik polifonija, tai yra socialinė polifonija. Jis ir vienyje tos žmonės, ir tam tikrą hierarchiją tarp jų sukuria, ir pasidalinimas toks partijomis ir taip toliau, taip toliau. Tai vis dėlto norėtųsi, kaip sakant, aukštaičiams, beskleidžiant šitą reiškinį taip plačiai ir besidžiaugiant, kad tikrai tos sutartinės plinta po visą Lietuvą, vis dėlto norėtųsi truputėlį ir savo pasilaikyti, kaip sakė, tokia
tvirtybės, kažkokio dvasinio tokio dvasinį pagrindą, tokį stiprų labai. Tai to ir linkėčiau, kad netiduotume visiškai sutartinių.